atšaukė likus keliom sekundėm. Tai, sakyčiau, buvo įspūdinga. Šaunuolis Bridge. Dabar štai formuojasi naujas, taip kaip šitas tamplierių archyvai, teisingai. Jezu, kaip aš užpratosus nelošiu. Reiksim tai, for fun, palošti užpratosus. Niekad nemesiu zargų. Zargai mano mylimiausia rasė, bet užpratosus, kad apsiprašiu su pavadinimais bent jau. Taip, ką mes matom, yra sargis vienas, bet jis, štai puikiai ištaškė. Neištaškė, o metė, feedbackas, nežinau kaip angliškai, kaip lietuviškai vadint. Vienu žodžiu, bet čia kiek čia viską dabar vyksta. Varnas buvo iš Bridge pusės, bet Varnas sugebėjo numušti KRR persekiotojai. Dabar liko krūva maradierių ir pėstininkų. Ir fanatikai juos veikiausiai supjaustys. Ne, supjaustys tik tanką. Visos kitos pajėgos buvo evakuotos medevakais. Ir ką mes čia matėm? Ką mes matėm? Mes matėm, kaip Bridge užpuolė, KRR apsigynė, turėdamas tik vieną sargą. Ir štai tamplierių dar atsirado. Sioninė audra. Jezu, jinai ne sioninė audra vadinasi, nu vieną žodžiu. Ta psichoaudra. Psichoaudra. Jėga. Vadinsiu psichoaudra kol kas. Psichoaudra dar nėra išvystyta. Taip kad šitie vyručiai kol kas bus beverčiai. Nebent jie galės štai į tokius va. Archonus arba. Kaip aš jas vadinu? Dar kitaip. Vieną žodžiu, archonai. Archonus gali suformuoti. Kita vertus, jie šiaip jie yra storuliai tokie, po 380 skydų turi. Tai yra po 350, bet 10 gyvybės taškų. Žodžiu, bet bendroji sumai 360 ir ką tiek matėm, kaip išgaravo tie 360. KRR turėtų šitą puolimą nesunkiai atlaikyti. Maradierius supjaustys gabalai, nes jie daugiau stimo negalės. Štai evakuavo, puikus evakuavęs, bet tiesa persekiotojai pateisindami savo vardą, nunešė šitą Bridge medivaką į pragarą. Taip, ką mes čia matom, šaunė atrodo vyručia, ne? Taip, psichodra jau baigta. Toj mes veikiausiai ir pamatysim ją. Kai dar kartu užpuls Bridge jau norėtų turbūt jau plėstis. Tai jis ir dabar stato vadavietę, ką ir turi daryti. Taip, ką mes matom tankus, patobulinu dar jokių tankam. Pėstininkam jau turi vieną ginkluotės patobulinimą. Taip, maradieriai yra čia reabilituojami. Tuo tarpu KRR pasiima dar vieną plėtinytės, kelintą čia valandą, apatinis dešinysis kampas žemėlapio, išsisukau. Štai matom įsiutusius narkomanus pėstininkus, kurie veikiausiai atšauks šitą plėtinį. Ne? Atšauks? Štai tamplieriai numetė savo psichoaudrą. Ant vieno pėstininko neverta gal net, bet tiesa, psichaudras tai reikia dar mokėti mėtyti, nes šiandien aš lašiau irgi prieš protosą, jis nemokėjo mėtyti, jis ant savų kariškių mėtė. Vienu žodžiu skrido mano prižiūrėtojai, jis norėjo ant prižiūrėtojų numest, nes aš tokį dariau dropą, bet jis tiesiant prižiūrėtojų spaudė, o iš tikrųjų, kai StarCraft reikia spausti po taškiuku. Dabar nėra čia jokių skraidančių vienetų, bet kai skraido yra vienetas, tai yra toks pagaliukas ir taškiukas. Tai reikia ant taškiuko, mes tada ant tų skraidančių vienetų mušo. Jis tiesiog mėtė tiesiai ant vieneto, štai matom. Reikia ant tokio taškiuko mest, kitaip nepataikysim medevako. O jis tiesiog mėtė mano priešininkas ant laivų ir gaudavosi taip, kad jo kareiviai, žodžiu, gaudavo visą tą psichoaudrą į savo galvą. Buvo šitikių tokių bairių. O štai neatšaukta buvo visgi. Veisikla, labai gerai. Tiesa, aš net nežinau kaip jį vadinti, patarkit man kaip Nexusą vadinti. Man tai jis panašus į auką. Šitas iš tikrųjų dalykas yra siejantis du pasaulius, protosų ir va šitą realų pasaulį. Ir nežinau, gerai, galiu kas vadinti aukurų, bet labai pagoniškai skambės. Kita vertus, protosai yra pirmagimių vaikai, dievų pirmagimiai ir visa kita. Taip, matysim tai psichoaudrą didžiulę. O, dieve. Vienas sniperis numetė, dar vieną EMP. Ir vienu žodžiu, kas gavosi, kad tamplieriai nebeturėjo energijos psichoaudrom, tai jie susiformavo į archonus, bet tiesa, tos archonus dabar ištaškys. Nors jie labai atsparus. Bėg.
Beveik visus skydus iščiulpė, liko tik 27 energijos. Štai, armija tokia nebloga, jeigu dar tankai į bulties režimą įsijungs, bus iš vis šakės. Ką mes matysim, dabar jeigu nukris dar vienas EMP, taip, nepataikė nelabai. Čia EMP declocked. Oh god. Gerai, žiūrėsim. Dar psichaudrų. Visi pėsnikai išsitaškė, liko tik balas. Dieve, Zelatai užbaigs darbą. Snaiperiai iššaudys Zelatus. Tankai iššaudys visus lygusius. Breach tiesiog taško. Karara dabar vienetus karinius. Štai Zelatai bando kažką padaryti su tankai. Iš kur čia? Apėjo. Panaudoja zargų taktiką. Tamplieriai čia geriau nebėgtų, nes jie nei peiliuko neturi. Nebent feedbacką galėtų panaudoti, bet nežinau, ant pėstininkų, ant tankų. Ką mes matom? Matom dar vieną išsilaipinimą, čia tankai. Jėzau, kiek iš čia. Breach iš visų pusių puola. Šaunuolis, taip ir turi būti. Matom, zondai žūsta. Veikiausiai tai bus jau GG, nes neįsivaizduoju. Čia zondai jau dirba, aišku, kažkiek pajėgumų, bet šitas plėtinys yra jau štai, plėtinys yra sunaikintas, bet vėl Karara kažkokį negerą pasirinko vystymo būdą savo kariuomenės. Jis, nežinau, Arkonai yra nesuper daiktas, ypač kai Breach'as turi tos snaiperius. Štai, skrendam, palidovas. Ką mes čia matom? Matom egzekuciją. Liko gyvas. 8-6. Prabėgo pro visą armiją. Jis galės sakyti, aš didvyris. Ką mes čia matom? Plėtinį iš, kurį puikiausiai pamatys Breach, plėtinį iš Karara. Ir pėsnikai atskrenda ir sunaikins, turėtų metu sunaikins šitą aukso kasyklą. Taip, tuo metu vyksta puolimas, Karara puola Breach bazę ir veikiausiai darbininkai žus, kadangi Arkonai turi... Darbininkai nusprendė susikoncentruoti ties Zelatais, ties fanatikais, kas yra nepatartina, bet kuriuo atveju darbininkam čia nebuvo prieš ką koncentruotis, esu pasakęs. Viskas apsisuko truputėlį. Dabar Breach armija čia mažiukė yra, jinai bando ištaškyti šitą pilietinę, bet veikiausiai jai nepasiseks. Tuo tarpu Karara su savo man nesuprantamais arkonais ištaškė visą Breach bazę. Tiesa, jis nežino apie šitą turbūt plėtinį. Nieko, sužinos. Taip, mineralų dabar jokia neišgauna, tik tai šitą vietovę. Nesužinus. Palidovas viską mato. Ir nežinau, pavieniai čia arkonai nelabai čia ką sunaikins. Matom, pumpuojasi. Štai, šitų puikiai užteks šitams. Šitų pėsninkų ir maradierių puikiai užteks arkonai ištaškyti. Arkonas koncentruojasi ties reaktorium. Na, gerai, koks skirtumas. Taip, matom dar 2 arkonus, kur koncentruosis ties šitų vyručių taškimų. Tiesa, Breach naudoja puikią atsitraukimo ir šaudimo taktiką. Ir manyčiau, tankas turėtų išvalyti šitas arkonus. Tuo tarpu, kas vyksta čia? Čia vyksta, taip, pažiūrėsim, darbininkų apytiksliai, apylygiai išsitaškė žmonės. Ir tuoj pažiūrėsim, kokios yra įplaukos. Atsiprašau, čia ne įplaukos. Įplaukos yra, kaip nekeista, Breach naudai kol kas. Uninflos. Vis dėlto Breach gavo šitiek daugiau žalos. Tai, production, toliau žiūrim. Šitie arkonai kažkaip labai jau gyvybingai. Čia viską taško ir taško. Kas čia buvo? Breach pasakė GG. Kas buvo. Matyt, čia jau sunku buvo susitvarkyti iš tikrųjų Breach'ui. Su šitais nenaudėliais, nes, kaip ir sakiau, 350 skydų ir dar 10 gyvybės taškų, iš viso 360 gyvybės taškų, kas daro šitos arkonus nenugalimais kažkurį bent jau laiką, kol snaiperių nėra. Bet tiesa, čia pastiprinimai, nežinau, gal čia buvo kažkur kaupiamasis deimantas, nesimato, matyt, nesimato. Tai vadinasi, tas arkonas čia gan ilgai laikė gyvybingais tokiais. Ir dėl to Breach pasidavė. Gerai. Žiūrėsim, kas bus trečioje kovai. Kol kas 1-1. Kur čia F9?